Pacientas atvyksta į kliniką, mes padarom intraoralinis, ekstraoralinis paciento nuotraukas, mes atliekame skanavimą, tai yra skaitmeninį atspaudą padarom galvos tomografiją arba panoraminę nuotrauką ir siunčiam į Ortholine būstinę ištyrimui. Kito vizito metu pacientas gauna konsultaciją, tai yra kaip jisai bus gydomas ir arba to paties arba sekančio vizito metu mes pristatome jam ir vizualizacija, kaip judės jo dantis gydymo metu. Vizualizacijoje jis ne tik gali matyti savo, tai yra gydymo progresą, bet ir plius minus įsivaizduoti, kur turėtų būti jo dantis šiuo metu ir kur jie yra. Tokiu būdu jis pats atlieka tam tikrą prasme ir savo gydymo monitoringą. Pacientas nešioja kapą 10 dienų, o po 10 kapų pirmą kartą atvyksta pas gydytoją gydymo progreso vertinimui. Pirma dažniausia klaida tai yra, man atrodo, kad viskas vyksta pagal planą, užsidėsiu kapą anksčiau laiko, tai šito mes nerekomenduojam, taip negalima daryti ir kapas reikia nešioti tiek dienų, kiek gydytojas, nebent kokiu nors ekstra super atveju gydytojas nurodė kitaip.